Šiandien aptarsim JRL Onyx Shaverį. Kodėl pasirinkau šią mašinėlę? Dėl to, kad JRL garsėja inovatiškiausiomis savybėmis rinkoje. Šiandien aptarsime 3 dalykus – mašinėlės komplektaciją, techninės specifikacijas ir mano asmeninę nuomonę. Ar ši mašinėlė yra tai, ko mes visi tikėjomės iš JRL? Taigi dėžutėje turime mašinėlę, barzdaskutę. Čia parašyta lubrikant, nesu tokio matęs, tai turbūt aliejus peiliukam ir šepetėlis peiliukams išvalyti. Taip pat turim pakrovėją pasikrauti mašinėlį. Ir čia paskaitimams knygelė. Mašinėlės variklis turi 8000 apsisukimų per minutę, kas yra kiek mažiau negu įprastos barzdaskutės. Ašmenys čia jau yra inovacijos, kurių visi laukėt. Mašinėlė turi magnetiškai levituojančius peiliukus. Įprasta mašinėlė turi spiruoklę, kuris stumia peiliukus į tinklelį, bet šita mašinėlė turi 2 magnetus, kurie vienas kitą stumia. Mašinėlės folija yra hipoalerginė, labai draugiška odai ir labai minkštai kerpanti. Turime šiuo atveju tik vieną peiliuką. Baterija. Baterija laiko net 3 valandas, todėl krauti jos beveik nereikės. Triukšmo lygis. Ši mašinėlė, kaip ir visos JRL mašinėlės, garsėja savo žemų triukšmo lygių ir nekaistančiais peiliukais. Tai ši mašinėlė dirba itin tyliai ir visiškai nekaista peiliai. Mašinėlės patogumas ir ergonomika. Ši mašinėlė yra labai patogi, nes yra labai lengva, labai plokščia ir turi tik vieną peilį. Todėl galit prieiti prie nepatogiai prieinamų vietų, tai yra už ausies, jeigu reikia apkantuoti, ar smilkinius. Tokiam mažesniem darbam pagrindinė šitos mašinėlės savybė tai, kad ji įspjauna plaukus lauk. Kaip su alternatyvia mašinėlėm visą laiką reikia atidarinėti ir išbarstyti tos plaukus, bet ši mašinėlė viskas pjauna lauk ir jums jos beveik iš vis nereikės valyti. Tai ši mašinėlė yra nepakeičiamas įrankis sunkiai prieinamom vietom, kur su 2 peiliukais mums yra sunku prieiti. Taip pat dėl hipoalerginių peiliukų galime labai maloniai klientui skusti kaklą ir nepažeisti jiems odos. Triukšmo lygis, kaip ir minėjau, mašinėlė yra pati tyliausia, kokią esu turėjęs iš visų barzdaskučių. Tai apibendrinant JRL Onyx Shaverį, galiu pasakyti, kad rekomenduočiau ją visiems barberiams, kurie turi problemų su smulkiom detalėm. Taip pat kirpėjams, kur reikia kartais paskusti sprandą, bet nereikia atlikti labai didelių darbų. Jeigu jums reikia atlikti didesnį darbą, tai rekomenduočiau rinkti shaverį, kurie turi net 2 arba 3 folijinius peiliukus. Ar ši barzdaskutė yra verta savo kainos? Tikrai taip, nes neturi visiškai konkurentų ir ji iš tikrųjų yra labai pigi. Tai jeigu jums reikia vienašmenio peiliuko, tai yra labai gera investicija. Tai tiek būtų apie šią barzdaskutę ir jeigu turite klausimų, rašykite į komentarus. Jeigu turėsiu laiko, atsakysiu. Iki pasimatymo.